Gyvoji miesto kronika. Viltis stipresnė. Labą dieną visiems mus žiūrintiems ir klausantiems. Iš Vilties miesto studijos tęsėme susitikimų ir viltingų pokalbių ciklą Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika. Šis projektas yra prasidėjęs prieš gerus metus ir jisai yra susitikimų su įvairiais mūsų miesto, mūsų krašto ir visos Lietuvos žmonėmis pokalbių ciklas. Tai yra menininkais, mokslininkais, tyrėjais, visuomenės veikėjais, savanoriais, kaip šiandieną mes tęsim savanorystės temą. Mūsų misija, mūsų laidos misija, mūsų projekto misija yra skelbti viltį, kuri yra stipresnė už nusivylimus, abejingumą, liūdesį, tamsą, neviltį, kuri patiria žmonės šiandien ir pasaulyje, ir Lietuvoje, ir mūsų mieste taip pat. Šiandien turime paskutinį šio ketvirčio susitikimų ciklą apie savanorystę ir šiandieną mūsų studijoje turim 3 nuostabius savanorius. Janina Urbikienė ir Janina atsivedė šiandien savo komandą, nes Janina, kiek žinau, esi Vilties bėgimo savanorė ir savanorių komandos vadovė. Aišku, mes pakalbėsim toliau, tu dar ir daugiau turi pareigų. Šiaip esi pranciškonų, čia esančio Šventojo Pranciškaus Asyžiečio vaikų darželio Šventojo Pranciškaus paukšteliai direktorė. Tai paprašysim, kad tu paskui apie tai papasakotum, bet ar gali pristatyti savo brangius draugus, kuriuos atsivedei šiandien? Tai pirmiausia, noriu padėkoti draugam, kad jie sutiko ateiti kaip ir šventą dieną, kada visi ilsisi savo noru ateiti ir pabendrauti ir pasidalinti savo tą gyvenimišką patirtimi, ar potyriais, ar jausmais, kurie yra susiję su savanorystė, su renginiais, su dovanojimu savęs. Tai yra Dalia Umantaitė Vaivadienė. Jinai yra ir mokytoja, ir mama, ir žmona. Ir turi 2 nuostabius vaikus, Vakarį ir Ugnė. Ugnė šiuo metu ne Klaipėdoje yra, bet labai džiaugiuosi, kad Vakaris atėjo, kurį irgi jau daug metų pažįstu ir dabar jau visas vyrukas. Ir manau, papasakos irgi pats apie save. Iš jaunystės tos pusės, iš tos veržlios ir energingos pusės. Tai ačiū Jums labai abiem, kad atėjot. Malonu. Iš tikrųjų nuostabu, nes mes šiaip turėjome mūsų laidose per šios metus vieną žmogų, kuris su jaunimu turi reikalų, tai Violeta, kuri čia dalyvavo irgi laidoje, bet iš jaunimo tikrai yra mažai žmonių, kurie ateina ir būna tokiuose, ne mūsų, tai iš tikrųjų taip nuostabu, kad šiandien tu Vakarės su mumis, papasakok trupučiuką apie save. Savanoris, jaunas, jaunuolis, paauglys, kaip, jau tuoj būsi suaugęs už kelių dienų, bet vis tiek, papasakok apie save. Apie save. Apie save? Ką veiki, kaip tu čia atsidūrei? Esu Vakaris, mokausi, mano pagrindinė veikla. Šiaip savanorystėje atsidūriau, mama mane atvedė į savanorystę prieš 5 metus. Turbūt pirmą kartą savanoriavau stovykloje, aš manau. Aš manau, stovyklai su vaikais, kai mano mama buvo vadovė. Ir mane tai visai užkabino. Kažkas naujo, nauji potyriai, naujos galimybės. Tai... Nejaučiai prievartas, nes aš klausiu todėl, kad dirbant su jaunais žmonėm besidarbuojant, iš tikrųjų esam turbūt pastebėję, žinai, kai kviečiu, aš irgi kažką jaunam žmogui ar pamokos sakau, davai, ką nors padarom tokio. Ne, aš pat turiu savo reikalų, apie save man pirmiausia dabar reikia galvoti, ne? O kaip taip tau išėjo, kad ne apie save, tu eini savanoriauti, ne? Kur tu savanoriauji šitam centre, šitose veiklose, kur mes susitinkam? Šiaip kodėl aš savanoriauju? Dėl to, nes aš manau, mano tėvai išmokė, kad reikia padėti kitiems. Reikia padėti kitiems ir šiaip aš geriau jaučiuosi, kai aš savanoriauju ir padedu kitiems žmonėms.
O šiaip mane daug kur galima rasti, buvau stovyklos, kaip vadovo pavaduotojas. Jau ne vienerius metus buvau, kokius 3 turbūt. Tada vilties bėgime, dažniausiai vandenį padavinėjau bėgikams. Dirbau registratūrai. Prisimenu iš registratūros, kad šunų maistą nešiau žmonėms. Bet kai aš vandenį dalindavau, ypač paskutinius 3 metus, nes aš mamai padėti norėdavau. Tai vis tiek savanorystė yra kažkam pagalba, kažkam visada padėti. Aš padėjau savo mamai, nes jie vis dar reikėjo žmonių. Ir jinai mane vis dar kviesdavo ir aš visą sutikdavau ir aš sutiksiu ir kitais metais, ir dar kitais, kiek man reikės. Bet šiais ateinančiais dabar metais vilties bėgime Vakaris turi kitą viltį ir ruošiasi tam. Tai yra... Žadu išbėgti visą pilną maratoną. Taip. Vilties bėgime, tai jau dabar pradėjau treniruotis, ruošiuos. Tai jo, bus matyti. Aš manau, tai irgi kažkaip paskatino turbūt tas dalyvavimas ir noras ir taip prisidėti. Tai... Mane paskatino, pavyzdžiui, bėgti yra dėl to, kad nedaug žmonių tai padaro šiam gyvenime. Ir tai mane kažkaip skatina, kad aš būsiu tas, kuris padarė kažką šiam gyvenime, ko daug kas nepadarė. Priimsi iššūkį. Lygiai taip kaip ir savanorystė jaunam žmogui, tokiam kaip tu, kuris dar yra mokykla, iš tikrųjų yra iššūkis, kurį priima nedaug. Nes tai yra įsipareigojimas. Kaip jūs dalyt šitą įsipareigojimą? Kas jums savanorystė? Ar yra įsipareigojimas, ar tai yra džiaugsmas, ar tai yra... Kas jums yra savanorystė? Taip, jeigu pagalvojus apie tai, kas yra savanorystė, man turbūt galimybė būti su nuostabiai žmonėm, bendrumas. Ir aišku, giliau pamačius, tai tas prasmingas tikslas šiuo atveju, kadangi aš savanoriauju vilties bėgime jau 5 metus ir tikiuosi, duos Dievas ir toliau dar savanoriauti, tai su metais vis labiau supranti, kad tam tikrais momentais labai yra svarbu pagalba, parama, tiesiog žmogus. Tai tas ir veda į priekį ir aš galvoju, jeigu mano tas buvimas, savanoriavimas kažkam padeda, tai ir teikia džiaugsmą. Tame chaotiškame, sunkiame gyvenime, kur tikrai kartais galbūt žmogiškumas šiek tiek sumažėja ir čia tu atrandi save ir tą žmogiškumą ir tą gerumą. Tai man čia yra galimybė galbūt pasisemti to gerumo ir duoti, kaip padėti kitiems, per tai save realizuoti, gal taip sakyti, nes tikrai atrodo, kad tame kasdienėme gyvenime to labai trūksta. O į savanorystę aš atėjau atsitiktinai, nors sako, atsitiktinumų nebūna. Tas žmogus, kuris atvedė, jis irgi yra savanoris ir ji, mokytoja, mano kolegė Ilona, ji dalyvauja kasmet irgi vilties bėgime. Ir aš galvoju, kad tikriausiai taip turėjo būti mano gyvenime, kad kažkas tarsi už rankos atvedė ir štai dabar jau metai iš metų ir vis geriau ir geriau. Ir aš tikrai, naudodamasi progą, noriu padėkoti Janinai, nes tai yra žmogus, kuris ne tik pritraukia žmonės, kurie savanoriauja, bet, žinokit, turi didžiulę energijos užtaisą, geros energijos, tą šaltinį, iš kurio tikrai aš pasisemiu tos energijos, jeigu taip galim pasakyti. Ir ji yra tas žmogus, kuris ir palaiko, ir geba, ir kaip čia, ir gerą žodį pasakyti, ir laiku, tikrai nuostabi, ačiū tau, Janina. Tai čia dar yra toks gerumas tame, kai pradedi mąstyti, kas yra savanorystė, ar ne, kartais ir geras žodis, tiesiog ir iš Janinos man tikrai labai, aš daug ko gavau ir esu jai dėkinga. Ir dėkinga, kad galiu būti čia. Ir čia, kai ateinu į šitą bendruomenę, žinokit, čia aš labai nusiraminu, čia man yra ir ramybės šaltinis, ko irgi labai reikia. Nuostabu. Janina, žiūrėk,
tu esi tas žmogus, kur pritraukia. Ne, iš tikrųjų, tavo šypsena, tavo gerumas, ne, tu netgi esi gavusi tokį apdovanojimą Klaipėdai ir ne už meilę Klaipėdai. Tai yra iš tikrųjų, nu, va, įvertinimas, nors atrodo ne dėl to darai. Ne? Tai gal tu galėtum papasakot šiek tiek apie tai, mes čia laidose turėjom pereitą kartą apie Mažojo princo akademiją kalbėjom, kuri čia yra pranciškonų įsteigta. Taip pat Ova vilties bėgimas, apie tai mes dar nekalbėjom šitose laidose. Ir mes žinom, klaipėdiečiai tai labai gerai žinom vilties bėgimą. Ir mums tai yra labai savas dalykas ir šitam mūsų krašte, bet galbūt kitose vietose Lietuvoje kai kurie žmonės net nežino, kas tai yra. Ir tu, kiek žinau, buvai ar ir esi vilties bėgimo savanorių koordinatorė. Ar buvai, ar nuo to prasidėjo tavo savanorystė, gal nuo vilties bėgimo, gal gali papasakot savo kelią į savanorystę ir kartu apie vilties bėgimo patį tą principą ir savanorių būrimą. Va, kokių nuostabių savanorių tu pritrauki ir kaip tu jus pritrauki. Tai daug klausimų vienu metu, bet aš manau, kad tu čia taip sugebėsi. Visada, kai kalbam apie savanorius, aš visai galvojau, kur čia ta pradžia, nuo ko čia viskas prasidėjo. Ir aišku, yra du dalykai, yra tas asmeninis ar ne kelias. Ir tada, kai tas asmeninis tampa visų savanorių keliu, ar ne, kai jau tu ištirpsti toj bangoj ir nebesi pats, tu esi kaip ir esi asmuo, ar ne, bet kai tu atstovauji jau ir organizacijas, jau va ir miestą, ir kad kitaip jau ir nebegalima, tai tampa tokiu tavo gyvenimo būdu, kur tiesiog net nenusakoma nei vienu, nei dviem žodžiais, nei talpinama į jokius apibrėžimus. Tas kelias, aš galvoju, jisai asmeninis, va kaip ir vakariu, ar ne, aš visada ieškojau, nu ne tai, kad ieškojau, aš visada norėjau santykio, ar ne. Augau tais laikais, kad vaikai buvo savo, suaugę būdavo savo, aš labai norėjau bendrauti gal su tai žmonėm ir tikrai ieškojau, tarkim, gyvenau daugiabutį, ieškojau netgi tarp kaimynų, su kuo galima ar ne bendrauti, kam galima padėti. Va tas bendravimas, tu negali ateiti ir taip savo bendrauti. Kažkaip stengdavausi ar ne prie žmogaus prieiti per pagalbą jam. Tai ir tada žmogus atsiveria, nes kažkoks dingsta kažkokia uždanga tarp tavęs ir to žmogaus, nes tu iš jo kaip ir nieko lik ir nenori, o tu ateini su tokiu ilgesingu noru bendravimo kažkokio santykio. Tai ir atsimenu, ieškojau, gal netgi va tokio norėjau vyresniems žmonėms padėti. Čia mano va toj mokyklos gal va tais metais, bet tiesiog tais laikais niekas apie tai, tu esi vaikas ir gyvenk ir tavo tikslas buvo mokytis kažkaip tai ten ir būti savo vietoje, nesikišti ir ne. Tada atėjo kažkaip universiteto tie laikai, pasirinkau tokią specialybę, kur tokia ekologija, kai galvojau, kad čia kažką gelbėsiu ir panašiai. Ir bet kokiu atveju, vat, tie visi metai mano ar ne komercinėse, tarkim, įmonėse, ir tas ilgesingas noras pačiai kurti tą santykį, ne tai, kad tau būtų primestas tavo pareigos kažkokios ar ne, o visada ieškojau tų žmonių ir to santykio ir kai atsirado šita bendruomenė, nuo 2000, realiai aš įsitraukiau nuo 2009 metų, mane irgi taip pat labai dėkinga su buvusiai tuo metu vadovei Liudovikai, kuri padėjo kurti onkologijos centrą Švento Pranciškaus. Jis irgi mane pakvietė savanoriauti vilties bėgimą. Ir čia, kaip sakant, jau va, čia pilnos erdvės, daryk, ką nori, kur kvieski žmonės, būk, džiaukis. Tai va, nu, tas vidinis džiaugsmas, jis tiesiog, žinokit, nu, tai yra visiškai nenusakomas dalykas, kol tu pats nepatiri. Aš čia galiu kalbėti, kiek aš noriu, bet kol žmonės neteis ir patys to nepabandys padaryti, tai liks tik tai va mano žodžiai. Todėl visi žodžiai aš noriu, kad virstų veiksmu daryti, va tiesiog atsikelti ir eiti. Tai dėl to man ir va žodis tikėjimas labai patinka, nes tai yra ėjimas, tai yra veiksmas. Tai visas džiaugsmas yra patiriamas per veiksmą ir kai veiksmas ateina iki mūsų tarpusavio santykių, tai yra, nu, žodžiu, tai yra nenusakoma gerybė, tai yra nenusakom, tai yra Dievo dovana tarp žmonių.
Tai va, o vilties bėgimas, manau, pakeitė labai daugybę žmonių gyvenimą, keičia, gal net pasąmoninių, kaip sakau, lygių, žmonės ir mąsto apie tai, ir dalyvauja, ir kviečia kitus, ir tai yra reiškinys, kuris, aš tikiuosi, tęsis toliau ir va, tokių žmonių, kaip va, jaunieji savanoriai. Tas vilties bėgimas, jis yra, taip, jeigu konkrečiau, tai onkologinių ligonių paramos akcija. Taip, tai yra paramos, prasidėjo nuo to, kad žmonės prieš daugybę metų dar bijojo, galvojo, kad vėžys yra užkrečiama kažkaip liga ir netgi nenori, tikrai aš tą žinau tą pačią pradžią, kad jie savo kolektyvuose, netgi jiems būdavo nesmagu, ar ne, kad kažkoks bendradarbis yra, ar dar kažkokia, labai buvo daug baimės, ar ne. Ir kad tai yra, kad tie žmonės suserga, tai yra mūsų artimieji, mes, kiekvienas iš mūsų, mes turime savo tarpę, ar ne, tai buvo kaip žinia, ir kaip žinia rinkti aukas pastatyti onkocentrą, Švento Pranciškaus onkologijos centrą, tai yra paramos akcija. Dabar centras stovi, dabar reikalinga išlaikyti tą centrą ir skleisti žinią, kad bet kokia liga gali būti mūsų tarpusavio santykio pagalba, bet kuri liga gali būti priimta ir su juo galima gyventi. Taip, ir ta viltis, ar ne? Taip, kad viltis yra. Ir kad mes tam ir esame, tam, kad suteiktumėm viens kitam viltį. Tai čia aš manau, tas vilties bėgimas, ir šiais metais, kaip mačiau, karininkai bėgo iš NATO karininkai iš įvairių pasaulio šalių, žinokit, bėgo ir jiems, sako, čia žinot, kažkaip tai, sako, net geriau bėgti, sako, tokie žmonės visi šypsosi, nes tai yra bėgimas, ne tik tai tikslas įveikti distanciją, tai yra tikslas pabūti su žmonėm ir suteikti va tą viltį buvimu, savo buvimu renginį. Dabar tokia mintis atvakarė ateina toks klausimas, žiūrėk, apie viltį ir apie tavo tikslą įveikti maratoną, ar ne? Ir tas tau kažkaip eina sąsaja su ta viltimi, nes mūsų vilties miesto studija, viltis stipresnė, žinai. Ir va tas, kaip gražiai pasakė Janina, ar ne, mes nešam vilties žinią ir sergantiems žmonėms, bet daugiau kartu su tuo ir visai aplinkai ir visam pasauliui. Tai kaip tau, nes vis tiek jaunam žmogui ta viltis toks abstraktu kažkas, ne? Kaip, turi kažkokių minčių pasakyti tame? Ar čia per sunkus klausimas, žinai, taip tiesiog jisai gilus? Jis toks, jo, kur reiktų pamastyti. Viltis savo, ne? Jo, aš manau, kad kiekvienas žmogus bėgantis, tiesiog dėkime, vilties bėgime neša viltį kažkam, kažkokiems žmonėms. Šiaip dabar kaip jaunas žmogus, sunku dėsit mintis. Jo, o kaip savanorius, žiūrėk tau, ar tu ateini savanoriauti čia, tu savo draugams sakai, kad tu eini savanoriauti? Aišku, kad sakau. Aš sakau. Ir aš pakviečiu ir mano draugai ir ateina. Ir vilties bėgime ir visur, nes, aš jums sakau, hebra, ateisit, padarysit kažkam gyvenimą geresnį. Ir viskas. Ir susirenka nemažai. O būna, kur sako, nesąmonė? Jo, aiškus. Visada bus tokių žmonių. O tu bandai įrodinėti, ar tiesiog palieki jos savo? O ką įrodinėti? Jeigu žmogus yra toks susispyręs ir jam nieks nėra įdomu? Ką įrodinėti jam? Jis jau pats turi pasikeisti tokiam, aš nieko jam neturiu įrodinėti. Aš tikrai, o yra žmonių, kurie iš tikrųjų tiesiog nori ir eina. Viskas. Kiekvienam savas laikas, ar ne? Ateina. Tokiam jaunam žmogui, aš galvoju, tas gyvenimas dar nepaženklintas, sakykime, tų tokių patirčių, ar ne? Tai ir dėl to galbūt asociacijos, kad išbėgti jam ir yra tas iššūkis. Bet giliai viduje, aš manau, kad Vakaris irgi su savim neša tą žinią, kad gyvenimas ir yra nuostabus, kad mes jį turim gyventi, kad reikia kovoti, kad ta viltis ir tie iššūkiai ir veda į priekį. Aš taip galvoju, kad greičiausiai, ar ne? Taip. Tiesiog
O ką, sėdėsi visą gyvenimą vienoje vietoje? Taip, tarsi tai parodyt, va. kad sėdėjimas Ne. ir nėra geras. Taip, ir jauno žmogaus ateimas va, čia į studiją, ne, jau vyresniam, jau kas pasižiūrės, wow, kaip gerai, jaunimas ateina ir tą daro. Jis Ne? užaugo. Taip, taip. Jo. taip. Viltim. Su vilties bėgimu nuo 13 metų, tai va, tas ir yra tas augimas, vadinkim. Ir viduje tikiuosi irgi. Jo, tai čia taip aišku. O žiūrėk, Janina, tokia, bet norėčiau paklausti, tavo ateimas savanoriauti, tave pakvietė, tu atėjai, atradai savo, wow, čia mano vieta, ar ne? Ir tada tapai savanorių koordinatorė, ne vilties bėgimo. Tai čia, kiek aš esu buvus ir mačius ir dalyvavus, tai milžiniška savanorių grupė. Taip. Tai va, tai pirmiausia, žinot, kaip nieko neplanuoji, aš visada labai pasiduodu tiekmei, mane tiesiog neša ir dabar va per gyvenimą mane tiesiog neša, aš atsiduriu ten, kur aš turiu būti. Ir jeigu aš čia esu, tai reiškia, aš čia kažkaip tai kažką ir turiu nuveikti, ar ne? Tai man va su tokiais jaunais žmonėm kaip Vakaris buvo metas, kad aš tiesiog jaučiu, man taip įdomu buvo, galvoju, kaip jie mąsto, kaip jie galvoja, kad jiems parodyti, įtraukti, tiesiog, kad jie būtų, kad jie tarpusavį gerai jaustųsi. Ne tai, kad aš jiems gal kažką duosiu, bet kad jie susipažintų su kitais jaunais žmonėm, su kuriais tiesiog yra va smagu būti ir aš netgi žinau ir poros netgi susidarė ir tokie bendraminčiai. Tai man, žinot, kaip yra, tai yra pats gražiausias dalykas, kad jie atranda vienas kitą. Aš kaip ten savo kiti ten priskiria ten visas regalijas ir ten sako, tu ten esi tas ir anas. Paskutiniais metais aš tiesiog jau gal 2 ar dabar berods 2 metai patį bėgimą organizuoju. Tai va čia jau mano yra didžiausias savanorystės tas indėlis. O su savanoriais yra Reda ir Antanas, irgi mama su sūnumi, kurie tuos savanorius ugdo ir panašiai. Aišku, mums labai norisi kreiptis, jeigu jaučiate, ar Vakaris, jau esi toks subrendęs žmogus, mums visada reikia tų naujų veidų ir naujų žmonių, kurie kalbėtų savo kalbą. Va, jaunas žmogus kitaip kalba negu aš, žinot, kaip yra, kai manęs paklausia, aš atsakau, bet jau labai noriu, kad va tokie kaip Vakaris kalbėtų savo kalbą tiem jauniem žmonėm. Ir todėl, jeigu yra norinčių ir galinčių, ir gal aš norėčiau padėti su tais savanoriais, nes reikia daug neformalių susitikimų, kad tas savanoris įeitų, pajaustų tą bangą vilties bėgimo, ar ne? Ir iki to vilties bėgimas, kuris bus gegužės 3 savaitgalį, 3 sekmadienį, dar yra geras pusmetis ir mes galim tikrai suorganizuoti neblogus kelis susitikimus. Tai jeigu jaunimas, kuris jau dalyvavo arba nori dalyvauti ir turi ką pasakyti, paorganizuoti neformaliai ar ne, pabūti su jaunais žmonėms, tai va tikrai labai kviečiu ir jie tegul tampa tais savanorių vadais. Išreiškia, atranda pokalbį, atranda kažkokį veiksmą, ką įdomiai galima veikti, o erdvių yra, veiklų yra tikrai. Tai kai jaunimas, sakykime, tarkim, savanoriai, bet dabar išgirs kokie nors žmonės, ar ne, arba Vakaris papasakos dar savo draugam ir ateina čia pas jūs, galbūt būsimi savanoriai, galbūt ateina pas jie. Tai ką jūs jiems, ką reiškia ta neformali aplinka? Jūs jiems papasakot apie ligonius, apie tą prasmę. Kaip jūs ar žaidžiat, ar valgot picą? Iš esmės tai taip ir turėtų būti. Pirmiausia, žinot, papasakoju, apie ką apskritai tai yra, nes jauni žmonės dažnai tikrai nežino, žinot, patirties tos nėra, kol esi jaunas, nei ligų, nei toksai gyvenimas, žinot, toksai tikrai labai šviesus, kas ir yra gražu labai. Bet pirmiausia, papasakoju, kuo gyvena tie, kad, tarkim, vyresni žmonės, aišku, serga ne tik tai vyresni, serga visi. Tarkim, šiuo atveju, taip, ši liga paliečia tikrai visus, bet ką noriu pasakyti, kad džiaugsmą, atrasti tą džiaugsmą, kad jie bendrystėje, pirmiausia, jaunimas surastų bendrystėje džiaugsmą. Tai jie, tarkim, ar ne, kaip vykdavo, kai aš pati tai darydavau, tai mes susirenkam, pasidalinam, jie sužino iš mūsų pusės ir tada sukurti erdvę, kad jie galėtų tarpusavį bendrauti ir iškelti iššūkius, ar ne, ką mes galim padaryti, kaip mes galim pasitikti bėgikus, kaip mes galim pagyvinti trasą, ar ne, ką mes įdomaus galim padaryti, o jaunimas yra toks kūrybingas,
tik reikia leisti jiems veikti, o aš visada suteikiu, tikrai suteiksiu ir aš, ir broliai, kurie gyvena ir kurie inicijavo šitą akciją, jie suteikia erdves, suteikim kaip jaunimui suteikti prasme. Ir Vakaris, pavyzdžiui, man iš karto, kai jisai kalbėjo, kad jisai bėgs, tai noriu pasidalinti tą gražių dalykų, kad žmonės bėga ir aš žinau, ir mes turim ir nuotraukų, už kažkokį tikslą, ar ne? Vakariui yra 5 metų sugalvoti, už ką jisai bėgs. Ir tas bėgimas tampa, žinokit, taip, jisai tampa labai labai reikšmingas ir pačiam bėgikui, ir tiems, kas mato, ir bėgantį tą jauną žmogų. Ir mes netgi vienais metais darėm tokią, netgi ne vienais, keliais metais darėm tokią akciją, kad kvietėm žmonės reikšti intencijas, už ką jie norėtų, kad bėgikas bėgtų. Atspausdinom ant lipdukų ir klijavom ant nugarų. Tai žinokit, žmonės labai jautriai tai sureagavo, nes buvo ir vardai, už bet ką, žinokit, jums svarbu už kažką, už brolį, už mamą, už tėvynę, už taiką. Tai yra nuo mažų iki labai didelių tikslų. Ir tas bėgikas, įsivaizduoti, jis užsideda tą užrašą kažkieno, tai ar ne, ir jisai neša tą žinią. Neša tą žinią, gali nešti kelius šimtus metrų, bet gali nešti 42 kilometrus. Visą maratoną, taip, jisai neša tą žinią. Ir mes turim tokį brolį, tokį bėgiką, kurio brolis iškeliavo dėl onkologinės ligos jau daug metų, gal ir 10 jau yra metų. Ir jis kiekvienais metais prisideda ant savo marškinėlių naujus metus ir sako, aš vis bėgu už tą brolį, už jo viltį. Už viltį, nes jis norėjo, kad žmonės gyventų ir būtų laimingi ir džiaugtųsi. Ir jis vis bėga kiekvienais metais. Tai žinokit, norit, nenorit, bet ta intencija, jinai yra stipri. Čia, žinai, ne tai, kad tu liūdi dėl netekties, ar tu liūdi dėl to, kad pasaulyje tiek daug blogio ir dėjuoju dėl to, ar ne. Bet iš tikrųjų, nešu tą viltę, nešviesą. Ar tu galvoji apie intenciją, ar tau dabar naujas dalykas, ką išgirdai? Už ką bėgsi? Ar tu buvai girdėjęs apie tokį? Nes čia ir įspūdinga, čia, žinai, kaip atrodo, net tikėjimo gyvenime žmonės atneša maldą už kažką. Arba ne ten. Tai čia labai stipru. Gal pagalvosi, Vakarį? Už ką bėgsi? Aiškus, kad pagalvosiu, bet ta prasme... Bet čia 5 metų reiktų dar. 5 metų dar turiu pagalvoti. Čia, žinai, dabar jeigu man reiktų sugalvoti irgi, žinai, Čia šiaip rimtai reiktų pagalvoti, čia toks, kur reiktų prisėsti ir vienam pamastyti apie tai. Bet aš manau, visi bėga, visi neša viltį, kas bėga. Vien tas jau yra. Prisėsiu, pagalvosiu, tikrai manau. Matai, ačiū, kad pasakei šitą, nes čia yra įspūdinga, taip, iš tikrųjų. Dalį jūs sakėte tokia, irgi jūsų pradžiai pokalbį, kad ar prieš laidą mes kalbėjom apie Magdalenos naktį. Galit papasakoti apie tai, nes kiek suprantu, tai yra sąsaja su vilties bėgimu. Irgi teko savanoriauti ir Vakaris kartu buvo. Irgi panašu, tik man labiau asociuojasi su galimybė, kaip čia, tokia prevenciška, galbūt galimybė atkreipti dėmesį irgi, moterų dėmesį į onkologiją. Ir čia labai jau artima, vadinkim, ir man, ir labai prasminga. Jeigu galima išsaugoti moteris, užbėgant už akių, tai įsivaizduokit, kokia tai yra didžiulė prasmė. Tai va šitas irgi man toks šviesulys. Aš matydavau, kiek daug moterų ateina pasitikrinti ir išeina, kad joms nieko nerado. Tai tikrai kaip smagu ir džiugu ir kad tik daugiau tokių renginių, kur galima išsaugoti žmonės. Kad žmonės iš tikrųjų gyvenimas yra duotas nuostabus, reikia gyventi. Ir kartais, aišku, ir ta liga, ji smogia netikėtai, ar ne, bet ir tai reikia neprarasti vilties, kaip sakoma. Tai vat Magdalenos, o mes savanoriavom čia ir bėgom su Vakariu, atsimenu, irgi tame bėgime ir daug moterų, toks irgi bendras geras jausmas, žinokit, kad mes, kaip nesame po vieną žmonės, o visi kartu ir tos problemos labai panašios.
Ir tai labai kažkaip, kaip čia, nuramina. Gal, kad tam gyvenime, jeigu atsitinka kažkokia problema, tai galbūt neišsigąsti taip ar ne, o žinai tą kelią, kuriuo gali išeiti iš jos. Ir tai duoda man irgi ir tos vilties. Tai aš tik dabar pastaruoju metu jau nesavanoriavau, bet Magdalenos, bet vis tiek užsiregistruoju, pasitikrinti ir vat man davė tą tokį, kad reikia rūpintis savimi. Niekas daugiau nepasirūpins geriau negu pats. O kada vyksta Magdalenos naktis? Vat gegužės 5, sakėte, ar ne, bus vilties bėgimas, o naktis? Gegužės 3 sekmadienį, o Magdalenos naktis Liepos mėnesį. Liepos mėnesį. Gegužės 3 sekmadienį vilties bėgimas, taip. O Liepos mėnesį Magdalenos naktis. Naktį bėgat. Taip. Taip. Ta naktis tokia. Magdalenos naktis mintis kilo nuo to, kaip Magdalena pirmoji bėgo pranešti žinią apie Jėzų. Apie prisikėlimą. Apie prisikėlimą, taip. Ir jinai vadinama yra pirmoji bėgikė. Tai dėl to ir Magdalenos naktis. Nuostabu, matai? Nuostabu, tikrai. Čia nuostabus dalykai iš tikrųjų ir ta savanoriavimo patirtis, jinai ko gero yra, jinai yra ypatinga, nes tai yra visiškai nesavanaudiška. Ne dėl savęs eini, nors kaip sakėt ir gauni. Ką jums duoda savanorystė dalytis? Ateinat nesavanaudiškai. Niekada negalvojau apie tai, ką duoda. Tikrai, žinokit, niekada negalvojau. Bet jau kaip sakiau, tai tikrai duoda daug gerų žmonių. Ir Janina, kaip pasakojo, kad savanoriai, jie tikrai šypsosi ir taip ir yra, žinokit, aš noriu pasakyti, kad man tenka vadovauti tam vadinamą atsigaivinimo punktui ir žmonės keičiasi, kasmet ateina ir suaugę, ir vaikai, ir visokie, ir jų akis dega. Ir jų nereikia nei raginti, kad jie kažką darytų. Aš esu sužavėta žmonėmis, kurie visą tą dieną tiesiog nepailsdami daro, vadinkim, dėl ar ne kitų. Ir dega tos akys, žinokit, ir dėkingumo pilnos. Va čia yra labai svarbu man. Ir aš iš to pasikraunu irgi ir galvoju, bet tai kiek daug yra gerų žmonių aplink. Ir kaip gerai tada, nes gyvenime visko būnagi. Ir tu jauti, kad tikrai, kad gali rasti tą paramą ir tarp kitų žmonių. Tai va čia man tas labai svarbu. Ir tą ir duoda. O aišku, ir naujų gerų žmonių, ir pažinčių, ir su Janina, ir su visais, kurie yra ir prie vilties bėgimo, ir Magdalenui visur susipažinau, ir visur tos pažintis tikrai yra šaunios ir tęsiasi jos. Draugystės. Taip, tęsiasi, taip. Ir tu atrandi kažkokių bendrų dalykų ir taip smagu. Ir pamatai, ir man tai labai tas ir duoda. Ir aišku, galimybė tuo keliu vesti savo vaikus man yra labai svarbu, nes vis dėlto tai labai priklauso nuo tėvų, ar ne, kokiu keliu tu vediesi. Ir tikrai nereikėjo nei kažkokios prievartos ten kažkaip sakyti, bet natūraliai. Labai natūraliai. Einam. Ir taip jo metai iš metų ir kažkaip niekada, sakau ten, ar mano dukra, sakau, atbėk, reikia pagalbos. Viską metą lekia ir padeda. Taip, tai tikrai labai dėl to džiaugiuosi. Tai galvoju, kad ryšys, kuris mesgasi tarp tėvų ir vaikų per tokius, sakykime, potyrius irgi yra labai svarbu. Ar pritari, Vakari? Ta ryšį su mama gali pasakyti, kad stiprina? Taip. Šiaip aš manau, kad jinai labiau pažina mane ir savo dukrą per visus savanorystės ir viską. Taip. Aš manau, šiaip tiesiog. Jei savanorystė davė daugiau laiko su vaikais, aš tik noriu pasakyti. Čia labai gerai pastebėta, Vakari. Puikiai. Laiko, nes iš tikrųjų, dirbant darbą mokykloje direktoriaus pavaduotoja, reikia įsivaizduoti ir namuose yra parsineša vaikai savyje, jie neturi to dėmesio, vadinkim, ar ne. Vakaris yra mokytojas vaikas ir tai yra pasakyta viskas. Ir Ugnė taip pat, ir jie truputėlį stokoja mano to dėmesio, natūralu. O vasarą mes, kai dirbdam, pažiūrėjau, stovykloje čia vaikų, tai mes kartu. Ir aš matau, kaip jie ir auga, ir bręsta, ir kur dar reikėtų galbūt kažkaip, pasakyti jam ar dar kažką. Ir vilties bėgime lygiai taip pat. Jo,
Kartu yra smagu. Čia labai gerai pastebėjai vakarį, iš tikrųjų, nes ir mūsų klausytojams, ir žiūrovams, kurie klauso, tai ir žiūri, tai tikrai kas nedrįsta į savanoriatą, nes nėra laiko, arba reikia būti namuose su vaikais, su šeima, tai vienas iš būtų, kaip vakaris labai gerai pasakė, savanorystė leido mamai su vaikais daugiau laiko leisti, ne? Taip. Aš dėl mūsų klausytojų ir žiūrovų norėčiau pakartoti, pristatyti, kad mes esame, kalbame laidoje Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika iš Vilties miesto studijos, tai yra susitikimų ir viltingų pokalbių ciklas Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika. Ir šiandien susitinkame su savanoriais Janina Urbikienė, Dalia Vaivadienė ir Vakariu Vaivada. Kalbamės apie savanorystę, Vilties bėgime ir Vilties miesto veikloje ir įvairiuose projektuose. Tęsime mūsų laidą ir norėčiau dabar prieiti, Janina, prie tavęs. Mes pereitą kartą laidoj, Vilija tokią labai įdomią frazę pasakė. Sako, savanorystė dažnai išauga į lyderystę, o lyderystė į mecenatystę. Tai va čia mūsų buvo pereitoj laidoj su kai kuriais rėmėjais Vilties miesto, buvom susitikę su Inga ir tu esi vadovė, bet ne tik savanorė, bet ir vadovė. Buvai ir savanorių vadovė, o dabar esi vaikų darželio vadovė. Vaikų darželio vadovė, čia vaikų darželio Šventojo Pranciškaus paukšteliai išaugo irgi iš kažkokio tokio savanoriško buvimo, tavo troškimo burti bendruomenę, burti žmonės. Net gal tu gali pasidalinti apie tai, nes kiek esu supratus, tau jau ir iš čia pokalbio bendruomenė, bendrumas, tau labai svarbu. Ir Dalia sako, bendruomenė čia randu, ar ne? Į jaunimą išsiplečia tas bendrumo jausmas. O mes žinom, jaunimui irgi be galo svarbu tai, kad kaip tu ir sakei, su suaugusiais norėjau būti jaunystėje, vaikystėje, ne? Tai pasidalink apie savo šitą perėjimą iš savanorystės į tokias rimtesnės, negaliu sakyti rimtesnės atsakomybės, bet vadovauti darželiui jau šis tas. Tai kaip aš sakiau, visada viskas natūraliai, labai ta tėkmė, jinai visiškai natūrali ir kaip ten nesusidėlioja kažkokių tai didelių planų, kad norėjau būti su jaunimu, su vaikais, tai tikrai. Ir dėl to prieš čia dabar gal kokius 7 metus pasirinkau studijas Vytauto didžiojo universitete ir pabaigiau šeimotyros studijas Katalikų teologijos fakultete. Ten tikrai daug gavau įkvėpimo, galbūt ir ta vadinama šventoji dvasia, apie kuri man buvo toks mistinis dalykas, bet būtent ten tą, ką aš veikiau ir ko aš troškau, tas meilės pavidalas įsigavo tokius tikrus žodžius, ar ne? Istorija kažkokia, tokia buvo dėstytoja Lina Šulcienė, dėstė personalistinę antropologiją, tai aš galvoju, taigi žmogus, čia yra netgi sudėta viskas į mokslą, ar ne? Kaip žmogus tampa žmogumi. Ir kad meilė yra tas variklis, kuris veda mus. Veda iki bendrumo ir noro būti kartu ir prie tų santykių, tyrumo. Tai ir tiesiog tas kelias taip ėjo natūraliai, o tada mano pačios sūnus, aš ieškojau kažkada darželio, galvojau, tie darželiai valstybiniai man pasirodė, ne visi, bet tam tikri žmonės, jie taip kaip institucija. Ir aš sakau, aš norėčiau, kad mano vaikas eitų, ar netgi ne mano, bet ir kiti vaikai eitų ne institucijoje, tokį kaip šeimos darželį. Tas toks troškimas santykios, troškimas bendrystės privedė prie to, kad su broliu Benediktu kalbėjom, sakau, gal kuriam darželį? Jisai sako, tai kuriam, jeigu, sako, tu nori. Tai jisai toks, kaip sako, avantiūristas. Taip, ir tiesiog darželis atsirado lauke, tuo metu valstybė irgi kūrė tuos naujus įstatymus, kad lauko darželiai, visai kita koncepcija, visai kitos erdvės, o man laukas visada buvo artimas ir labai taip natūraliai miškelyje atsirado vaikų darželis. Tai
vaikų darželis ir iš tikrųjų tikslas iki šiol yra ta bendrystė, kad pirmiausia darbuotojas neateitų kaip į darbą, o ateitų kaip į šeimą ir lygiai tą patį jaustų vaikus vedantis tėvai, kad jie tuos vaikus palieka ne institucijoje, ar ne, kur atveda, palieka, o patys dalyvauja tame ir ugdyme, ir bendrume, ir problemų sprendime, ir džiaugsme, ir toj pačioje savanorystėje. Tai va toks tikslas labai natūraliai tas viskas išaugo, tai ir žmonės nori burtis, žmonės nori būti geri. Bet vadėja, ta mūsų aplinka, tas pasaulis verčia mus konkuruoti. Nu, jisai sako, tu turi konkuruoti, būti geresnis, būti lyderis, būti toks ir anoks. O kaip aš noriu, kad jie ateitų čia ir visi būtų lyderiai kažkokioj, kiekvienas turi savo dovaną, ar ne, ir jis kažkur gali išsiskleisti. Išdrįsti, išskleisti. Ir aš tą ir darau, aš stengiuosi kiekvienam žmoguje pamatyti tą dovaną, kurią jis turi. Ir kad jisai turėtų galimybę su ją pasidalinti su kitais ir tokiu būdu patirti džiaugsmą. Nuostabu, ne, iš tikrųjų. Turiu papildyti, Janinai, pavyko. Taip, jos idėja pavyko, man teko dirbti darželėje ir tikrai tai yra nerealus darželis, į kurį norėčiau irgi vesti savo vaikus, tik jau jie dabar užaugę. Tai yra tikrai kitoks visai. Ir žmonės, kurie dirba, vadinkim vis tiek, ar ne, darželėje tos moteris, bet tai, žinokit, yra taip gerai, tu ateini ir išeini ir pasikrauni. Tai tikrai pavyko. Ir tai greičiausiai priklauso nuo to, kaip tas pagrindinis asmuo vadovas ir neužsuka tą meilės ratą. tą meilės ratą, o tai aš taip įsivaizduoju, taip suprantu, kas man... Kiek aš esu supratusi, kad meilė tai yra daryti kitam tai, kas yra geriausia, ne? Daryti kitam tai, kas yra geriausia. Ir jeigu vadovas įstaigos, jau čia ne įstaiga, čia bendruomenė, tokiu nusiteikimą ateini, tai aš taip įsivaizduoju ir darbuotojai, ir vaikai, ir tėvai tą jaučia ir nori būti geri. Jo, reikia leisti žmonėms būti geriems, bet aš visada sakau, žinot, aš taip labai noriu, kad tai būtų, bet viskas vis tiek priklauso nuo jų. Taip. Aš galiu labai daug ko norėti, ar ne, bet jeigu mes kiekvienas nepasistengsim dėl šito, kiekvienas iš mūsų turim stengtis, tai yra irgi kelias, tai yra ėjimas, tai yra žingsniai, tai yra veiksmas, ar ne, ne tai, kad aš guliu lovoje ir noriu kažko tai. Ne, aš stengiuosi, kad kartais ir sunku būna, ar ne, bet aš stengiuosi ir vienas dėl kito stengiamas. Taip. Man dabar ateina į mintį iš Biblijos viena vieta, yra apaštalo Petro pirmam laiške, pirmam skyriui yra tokia, jisai sako, būkite visuomet pasirengę, įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį. Ne, kad tu sakai, veiksme, ne, veiksme, tu gali savo gerumą, pozityvumą savo laikyti. Man čia gerai, žinai, man gerai ir aš gyvenu, ne? Bet ir apaštalas Petras ragina ir mes, žinom, vieni kitus ir ypatingai tu matai, kad paraginti, parodyti kitiems, atskleisti kitiems tavyje gyvenančią viltį. Ta viltis tai ir yra ir mūsų tikėjimas, ir į Dievą, ir tikėjimas vienas kitu. Ne, parodė ir vakaris, jis išdrįsta savo draugam, sakyti, okei, Hebra, kaip sakė, ne, einam, ne, parodai, ir tu įtikinamai atskleidi savyje tą esančią viltį, kad jie eina. Ne, tu tuo tiki ir jie eina. Ne. Tai labai yra iš tikrųjų tas džiaugsmas. O kaip tau, Janina, sekasi tą tėvų bendruomenę burti? Nes čia irgi atskiras reikalas. Ne? Tikrai yra atskiras ir galiu pasakyti, kad žmonės labai bijo būti pažeidžiami. Nes kai tu esi geras, atveri savo širdį, tu tampi pažeidžiamas, visi pamato tavo tą... Žmonės tai vadina, sako, silpnoji ta tavo vieta, bet tai yra nesilpnoji, tai yra atvirkščiai. Tai yra pati stipriausia tavo vieta, būtent tas pažeidžiamumas
suvokimas, koks tu esi jautrus ir kad tu esi žmogiškas. Ir tai yra pati didžiausia žmogaus stiprybė, nes per šitą stiprybę mes galime nuveikti tokius darbus, kokius gal net patys savo galvoje neįsivaizduojam, kad galim nuveikti. Tai yra ta mūsų silpnybė nuima visas ribas, nugriauna visas sienas ir tai yra mūsų ta pati didžiausia dovana, kurią mes galime pasidalinti. Todėl tėvus mažai žingsneliais galime keliauti kartu su tėvais, bet mažai žingsneliais. Pirmiausia, aš kaip tos mūsų mažos bendruomenės darželio bandau atskleisti auklėtojus, mokytojus, kad jie atsiskleistų ir jie tampa tais vadovais savo ar ne grupelių. Ir tokiu būdu, nes mūsų jau tikrai labai daug yra, mūsų yra 60 vaikų, tai jūs įsivaizduokit, kiek yra tėvų. Ir šiais metais darėm giesmelių, vaikai giedojo giesmeles adventinės ir buvo susirinkus pilna bažnyčia žmonių. Aš pati žiūrėjau, aš galvoju, tikrai mūsų tiek daug. Tai tėvai atsivedė senelius, savo kitus giminės, mes turime ukrainiečius dirbančius. Iš Ukrainos net atvažiavo, aišku, atvažiavo kalėdom, bet atėjo į šventę, tai amerikiečiai iš LCC lanko mūsų darželį, tai jų bendruomenės nariai atėjo, tai mūsų buvo pilna bažnyčia. Tai aš manau, kad nuo to džiaugsmo, bendrystės džiaugsmo ir prasideda viskas, kad tu jauti ir tu iškeli klausimą, kodėl aš čia taip gerai jaučiuosi. Aš noriu, kad kiekvienas mūsų, tie, kas ateina, kodėl aš gerai jaučiuosi. Ir tada kitas veiksmas būtų, o ką aš galiu padaryti, kad ir toliau tas tęstųsi, tas džiaugsmas. Nes matai, tas pažeidžiamumas, aš tą žodį užkabinau jaunimui, gal tas toks dar svetimas žodis, ne? Bet tas pažeidžiamumas, kai tu tampi toks mažas, paprastas, nesusireikšminės, tai kaip ir nuima visas sienas, bet kartu duoda tą tikrą bendrumo, priėmimą vienas kito toks, koks esi. Ir aš skaičiau straipsnį, interviu su tavim, tu buvai pasakius tokią mintį, kad yra be galo svarbu kurti mažas bendruomenės. Ne? Kai mes mažose bendruomenėse tokį patiriam, man čia gera, tai iš karto sklinda. Ne? Užkrečiama gerąją prasme. Ne? Ir mes turim pavyzdį tobulą to paprastumo, pažeidžiamumo ir nesusireikšminimo, tai kūdikėlį Jėzų. Ne, mes esam kalėdų laike ir jisai, tam prakartėlį gulintis, Dievas. Ne? Visiškai pažeidžiamas, visiškai paprastas, o šviesa tai kaip pasaulio šviesa. Ne? Tai iš tikrųjų, ačiū už tą, ką tu darai. Ir gal ne vaikai, bet anūkai ateis į tą darželį, nedalyti. Tai, tikrai. Aš ir visiems skleidžiu tą žinią. Ir aš sakau, kad tikrai yra labai svarbu, kokioje aplinkoje auga vaikas. Labai svarbu. Nereikia tik užsidėti kažkokią ten pliusą, kad ten darželėje, bet tikrai paieškoti ir parinkti tą, kur tas gerumas aplink, kur jis skleidžiasi, kur formuojasi vertybės, kur žmogus tiesiog yra žmogus ir nepriklausomai nuo to ten ar nesueina kokie tie tėveliai, bet jie visi tiesiog yra žmonės ir juos jungia bendras toks vertybių ratas. Ir čia yra taip svarbu. O aš tik tai dar tokia noriu, dar turim šiek tiek laiko, bet tokia vis tiek savanorystė toks dalykas yra, nėra jisai lengvas. Mes vis tiek ateinam, gaunam kažką savanorystė, bet tai reikalauja ir jėgų, ir laiko. Kaip nepavargti savanoriauti? Kaip pasakyti, viskas jau, kaip nepasakyti man gana, nes jau pavargau, gal užteko jau man šiandien, ar šiam sezonui, ar iš vis šiam gyvenimui. Gal galit pasidalinti irgi. Aš manau, taip nebūna. Nepavargsti, ne? Energijos užtaisas. O kur yra pavargti? Ta prasme, tu neši viltį kitiems žmonėms. Čia yra užtaisas energijos, šitas dalykas. Tu padedi kitiems. Nėra kur pavargti. Aš irgi pagalvojau.
Nu, o jeigu tu taip savanoriauji, nu, pavyzdžiui, daug metų, daug vilties bėgimų ir visokių problemų ir rūpesčių. Tai žmogiška turbūt yra. Žmogiška, ar ne? Mes ir pavargstam, ir šiaip gyvenime pavargstam. Bet, na nežinau, ar man irgi kol kas dar nebuvo tokių minčių, pavargau ar nepavargau. Bet gal tai yra žmogiška, galbūt galima sustoti ir vėl pradėti, ar ne? Čia nėra taip, kad daryti tai per kažkokią prievartą. Taip. Daryti taip, kaip sako širdis. Nu, jeigu tu šiais metais galvoji, kad nori skirti kažkam laiką, ar ne, sau, irgi savotiškai gerai, nes tai irgi reikalingas dalykas, bet, nu, nuoširdžiai. Niekas Janina tikrai visada palaikys. Jeigu aš pasakyčiau, kad vat, šiais metais aš negalėsiu, nes ten kažkas yra. Taip, bet čia yra tas vat, supratimas ir žmogiškumas. Tikrai niekas nėra ten jokios, negali būti per prievartą, per pavargau, ten dar kažką. Ateini, žinokit, ir užsikrauni tą energiją. Ir tikrai... Taip, nes kartais žmonės, aš esu girdėjus, kviečiant žmonės savanoriauti ir tekia irgi burti savanorius, kad negaliu, bijau įsipareigoti. Tai kaip padėti žmonėms suprasti, kad savanorystė, na, kaip jūs, pavyzdžiui, ateina žmogus, arba jūs kviečiate, sako, bijau įsipareigoti. Kaip jūs atsakot tokiam žmogui, kad jis neišsigastų ir galbūt, nu, ateitų padėti? Tai jeigu jau pirmiausia atėjo, tai vis tiek yra tas troškimas, ar ne, būti kartu. Tai aš visada kviečiu ateiti ir antrą kartą ir kiekvienas gali rasti savo vietą. Tai kaip aš sakau, išskleisti savo dovaną, o kai išskleidi savo dovaną, tu tiesiog gerai jautiesi ir tada nebekyla net klausimo, ar įsipareigoti, ar čia nėra kažkokios darbo valandos. Tai vat, kai žmogus nėra patyręs, to jam atrodo, kad jisai kažkaip čia turi skirti ir taip, ir kitaip. Kažkas prižiūri, ten labai. Taip, rašo. Ne, žinot, ten atsakingas esi, nu kaip, iš savęs. Taip, ateina, bet tikrai kiekvienas tų savanorystės formų yra tiek daug, kad nereikia bijoti, reikia ieškoti. Aš tik per savo galiu pasakyti, man savanorystė irgi padėjo, man žinot ką, ne tik padėjo, padeda, vis dar padeda tą puikybės karūną nusimti, nes aš per savo gyvenimo patirtį tikrai daug ką galiu padaryti, ar ne? Ir jauti, kad ir tą gali padaryti, ir aną, ir tada pats savo toks puikus tampi ir nebespėjai, nes ir tą darai, ir aną darai. Ir va, tada nusimi tą vadinamą puikybės karūną ir kvieti kitus įsijungti. Ir tai yra irgi, vat, ką reiškia, kad nepervargti ar ne pačiam, o leis kitiems žmonėms išsiskleisti ir leis kitiems žmonėms būti geriems. Ir mano tai yra kiekvienos kaip ir dienos ir tikslas. Ir aš vis grįžtu prie tos minties, Janina, tu gali, bet pakviesk tą žmogų, kad ir jis galėtų būti dovana tiem kitiems žmonėms. Pasitikėti ir perduoti ir tikrai neidealizuoti ir negalvoti, kad čia, žinot, tik aš galiu viską gerai padaryti. O tos mintis kartais ateidavo, žinokit, tikrai ateina ir aš galvoju, ir kai buvo dar jaunesnė, tikrai atrodo, aš čia greičiau ir geriau ir padarysiu ir tada... Tikrai mes visi suaugę, gal esam perėję per tą ir ypač kas vaikus augina, ar ne, žinot, kad tikrai aš tą daug greičiau galiu padaryti, bet iš esmės, kad įtraukti tuos kitus žmonės ir kai įtrauki kitus, tada ir pačiam tas nuovargis ar ne mažesnis yra, nes tu pasidalini ir džiaugsmu, ir to rūpesčiu ir leidi kitam žmogui išsiskleisti. Taip, ir iš tikrųjų nuostabu kalbėti apie tai, nes mūsų visuomenė vis tiek ta savanorystė, jinai, kaip bebūtų, dar tik skinasi kelią, ar ne? Ir žmonės dar taip tartinai tai žiūri. Mokyklose dabar jau ten darosi privalomos tos rimtos savanorystės, jau ne šiaip ten, bet ir tarsi ar ne mokiniai jie nenori. Neturim to, vadinkim, ar ne kažkokios patirties tiek daug. Tai ją dabar tik įgysim, nes tikrai nemažai reikia surinkti socialinių valandų jaunam žmogui. Purto galva vakaras. Kaip tu tai žiūri? Per 2 metus 70 valandų. Reikia tiek surinkti. Čia 10-11 klasiai? 11-12. Ir 12-kams irgi jau dabar reikės socialinių. Top 11 daugiau reikia. Tai čia nemažai? Čia yra nemažai. Nes, kiek per tuos nuo 5 klasės iki 10,
Tada reiktų po 10 valandų reikdavo per metus surinkti, dabar 35. Per vienus metus. Bet ne, jeigu ir jaunimas ateina dėl tų valandų, kaip aš sakau, žinokit, vis tiek jie gauna to gerumo pliūpsnį tame vilties bėgime ar kur. Patikėkit manim, nors jie ten, sakykime, ateina, bet jie pasijaučia vis tiek gerai, padėdami kitiems, va ten, sakykime, priimdami, aš, kaip Janina irgi papildysiu, ten savanoriaujant nėra nurodinė, nors aš mokytoja, bet ten, žinokit, mažiausiai aš, ką nors nurodinėjau, jie priiminėja sprendimus čia ir dabar jos reikia priimti. Atbėga būrys bėgikų ir tu turi jiems paduoti vandenį. Tai aš nespėsiu pribėgti, jie patys priima sprendimą, perduoda tą vandenį greičiau, prineša ten ir kaip smagu, žinau, kad jie va, tas sugebėjimas čia ir dabar spręs problemą, taigi irgi yra auginimas jauno žmogaus. Tai aš stebiu ir taip džiaugiuosi, kad jie tikrai, ir nereikia net rodyti, jie nubėgo, renka tuos numestus podelius. Tai va čia irgi yra, ką duoda savanorystė. Iš tikrųjų, vilties bėgimas tobula erdvė jaunam žmogui savanoriauti. Taip. Atrodo, čia mokyklos tas privalomas socialinių valandų dalykas, taip. Bet ar mes duodam jiems gerų savanorystės patirčių? Va čia klaustukas dar. Taip. Ne, o va čia, va, tai, kas mus girdi ir klauso, tai savanorystės vieta, socialiniam valandom, gimnazistam, vilties bėgimas. Taip. Prievartinis reikalas, privalomas, bet jaunimas nuostabu. Pasidalina, kad sako, aš ir kitais metais norėsiu. Ir viskas. Va, tai ir yra turbūt atsakymas į tai. O aš norėčiau pratęsti, tai labai gera va, tokia įžanga gavosi. Vilties bėgimas tapo tokiu reiškiniu, kuris pagimdė daugybę kitų veiklų, kitų renginių ir kitų erdvių savanoriauti ir save išreikšti. Ir ne? Tiek yra mažų žvaigždučių bėgimas, tiek Magdalenos bėgimas, va, kuris yra moterų krūties vėžio prevencijai skirtas renginys. Mažų žvaigždučių bėgimas yra rudenį vykstantis renginys, kuomet susirenka beveik 1000 vaikų turinčių spec poreikius ir jų draugų iš įvairių, dažniausiai švietimo įstaigų. Ir jie bėga čia tiesiog prie vienuolyno, ar ne, nedidelė tokia distancija. Bet tai yra irgi toksai ir solidarumo, ir džiaugsmo, ir kad jie irgi gali bėgti, ar ne, kad mes visi galim bėgti. Važiuoja vaikai ratukuose, kurie negali bėgti, bet juos stumia, tarkim, atvažiuoja kokie savanoriai, ar ne, atvažiuoja savanoriauja iš vyresnių klasių mokiniai, licėjaus vyresnių klasių mokiniai labai mums padeda tą renginį suorganizuoti. Taip pat yra daugybė kitų dalykų ir aš netgi, žinokit, atsispausinau, kad galvoju, kad ko nors neužmirščiau pasakyti, kur galima savanoriauti, ar ne, va, ir tokiem kaip Vakaris, arba jo draugam, arba ir netgi nebūtinai moksleiviam, o tarkim, tu jauti, kad gali skirti, ar ne, kažkiek valandų per dieną, per savaitę, per mėnesį, per metus, ar ne, kažkokį, kad ir vieną kartą ateiti. Tai, žinokit, mes turime Švento Pranciškaus Vilties mieste, turime daugybę erdvių, viena iš sričių tai yra kultūros sritis. Mes dabar sėdim, ar ne, meno galerijoje, kuri vadinasi Galerija 1252 pagal Klaipėdos miesto įkūrimą, nes įkūrimo pagrindinis žmogus, tai buvo pranciškonas, ar ne, pranciškonas, kuris kūrė miestą, būtent miestą čia, ar ne, miestą Memelis, ar ne, tuo metu. Tai yra meno galerija ir meno galerijoje aš netgi pasižymėjau, kad galima ateiti padėti organizuoti renginius. Mes labai daug turime renginių, kultūros renginių, gal ne visi nori sporto, ar ne, bet yra kultūros renginiai, tai yra koncertai, tai įvairios parodos, ar ne, įvairūs susitikimai su rašytojais, menininkais. Ir va, yra Rimantas, kuris ar nefilmuoja ir kuriam visada reikėtų pagalbos tiek fotografuoti, tiek ar ne padėti tą visą dalį, kas yra susijęs su filmavimu, įrašymu, redagavimu, garso kažkokiu ar ne tvarkymu. Tai ir tokių žmonių mes laukiame. Gal yra žmonės, kas gali kalbėti, ar ne, kas gali, yra radio studija, radiogama, ar ne, kas gali padėti, pavyzdžiui, jaunimui laidas kurti. Mes mielai, žinokit, mielai turite idėją, galite kalbėti, turite bendraminčių būrį, gal netgi turit būrelį kur nors mokykloje, ar ne, ir norėtumėte išsiskleisti kažkokią temą paliesti, ar ne, ir išskleisti žinią, tai kviečiame ir tokius.
yra va japonų meno galerija, ar ne, gal yra besidominčių japonistika, ar ne, norinčių kurti tam laidas, burti žmonės, mokytis japonų kalbos, ar čia va kažkokią turite idėją. Nu, tai žodžiu, viskas su to, taip, straipsnius rašyti. Tada turime mes, kaip minėjau, va, darželį, ar ne, Švento Pranciškaus Paukšteliai ir organizuojam vasaros stovyklas. Gal yra norinčių, tarkim, susirinktas savanorystės valandas tiesiog būti su vaikais, tarkim, po pamokų skirti savo į savaitę porą valandų, ar ne, ateiti pabūti su vaikais, kažkokią galbūt veiklą pravesti vaikams. Tai irgi tikrai kviečiame. Tai pažaisti. Turime Mažojo princo akademiją, tai yra vaikai su spec poreikiais, bet kurie yra nuostabūs, sekmadienio kavinukė. Yra galimybė būti tiek eiliniam dienom, tiek savaitgalį, ar ne, su vaikais, padėti virti kavą, bendrauti, tvarkytis, tiesiog būti draugu, ar ne, tų vaikų. Praeitą laidą kalbėjome apie tai daugiau, tai jeigu kam girdimus ir klauso, tai galit susirasti laidą apie tai, apie Mažojo princo akademiją turėjom pereitą. Tai po to yra socialinės, kaip sakau, srities savanoriai, tai yra Švento Pranciškaus onkologijos centras, kuris yra ir pats centras, ir yra supanti į aplinką, yra patys tie rožynai, yra levandos. Yra viduje irgi ką veikti, nes yra įvairiausių veiklų ir tikrai, jeigu jaučiate, kad galite kažką duoti sergantiems žmonėms arba jų artimiesiems, tai irgi labai kviečiame įsijungti. Aplinkos, ką mes turim, Vilties miestas turi nuostabią aplinką, ar ne, yra ne tik apsuptas pušynų, yra daugybė miškelių, yra ta sukultūrintas landšaftas, kaip minėjau, rožynai, levandos, ką reikia levandas karpyti, ne tik jomis gerėtis, ar ne, reikia daryti kažkokius maišelius. Mes turime Vilmą, nuostabią savanorę, kuri mums puošia bažnyčią, puošia visus renginius, gamina kaip čia riša puokštės visiems ir ambasadoriams, atvykstantiems visokiems merams, svečiams iš užsienio, iš Lietuvos. Norite, galite padėti Vilmai, labai kviečiam, ar ne? Turim Švento Jurgio Pabrėžos, brolio Jurgio Pabrėžos sodą sensorinį, tai domite sodais, irgi yra erdvė, kur išsiskleisti, padėti tiem žmonėms, kas turi sensorinių problemų, ar ne, arba galų gale tiesiog sodą prižiūrėti, įsipareigoti, pavyzdžiui, turim fontaną, valyti fontaną vasaros metu. Toks paprastas dalykas. Dabar su sportu, kaip jau ir minėjau, tai yra Vilties bėgimas, tai yra Magdalena, tai yra renginių organizavimas, foto video darimas, montavimas, viešinimas, straipsnių rašymas, buvimas ir su savanoriais, neformalių tų susitikimų organizavimas. Tai Švento Pranciškaus Vilties miestas, mes netgi pabandėm paskaičiuoti, kiek mes iššūkdėm savanorių, tai yra virš 2000 savanorių. Tai yra, aš taip didžiuojuosi tokiais kaip Vakaris, kurie tai pajuto, pabuvo ir aš tikrai tikiu, kad kažkokiam gyvenimo etape išsiskleis ta širdis, tas jautrumas, ar ne, kai tu išeini tą platų pasaulį, tu tikrai kaip tą gėlelę nešiojasi širdį, ar ne, tą savanorystę ir tą patirtį. Ir tikrai mūsų pasaulis, aš tai matau, žiūrėdama šitos jaunus žmonės, aš matau labai šviesią mūsų ateitį, tikrai, nes labai viltinga, tikrai, žinokit, tie, kas nebetiki pasauliu, tegul ateina į mūsų renginius ir pamatys tuos jaunus žmonės, jaunus veidus ir pasaulis tikrai taps jiems geresnis. Taip, iš tikrųjų geriau nežiūrėti visas blogas žinias, ar ne? Jos ar taip bus ir yra. Jos bus, visada buvo. O geriau tavo pavyzdys, Janina, irgi iš tavo pasakojimo iš vaikystės, tas troškimas padėti. Žiūrėk, ir tą savo dovaną atradai, įsivardinai, pajautai, įsivardinai, atėjai čia, buvo tas oho momentas, ar ne, kaip sako, čia mano vieta. Ir
tu esi laimingas žmogus, tu skleidi laimę, džiaugsmą aplinkui save, gerumą skleidi ir būri aplink save puikius žmonės, ir Vadalė, ir Vakaris, ir jie aplinkui save, ir taip sklinda tasai gerumas, ar ne? Ir mes kalbėjom apie savanorystę, dalinamės tą patirtim, tu pateikiai visą sąrašą galimybių žmonėms, kurie ne tik mes apie tai pasikalbėjom, kaip mums gera savanoriauti, kaip tai gerai, bet sąrašas, ateikit, yra ką veikti jaunimui, ateikit, yra ką veikti. Socialinės valandas galėt gauti, ar ne? Ar galėtų gauti? Taip, išrašom, žinokit, uždedam antspaudus, pasirašom, ką tik reikia. Štai, prašau, kokių galimybių ir nereikia dėjoti, ne? Ir pabaigai mūsų laidos norėčiau gal paprašyti, gal po kokį gerą linkėjimą mūsų žiūrovams ir klausytojams, galbūt galit kažkokią tai į priekį naujiesiems metams ateinantiems. Vakarį. Stiprybės. Gerų emocijų. Ačiū. Jo, iš tikrųjų aš tai turiu viltį ir tikiu, kad bet kuriuome gyvenimo momente galima sustoti ir pakeisti tą, sakykime, jeigu ne kelią, tai bent požiūrį. Ir pradėti savanoriauti, pradėti galbūt daugiau dėmesio skirti tiem dalykam, kuriem iki tol neskyrėt. Ir kurti tą gerumą, nes o kasgi daugiau jį kūrė, jeigu ne mes žmonės. Tai aš linkiu, kad to gerumo mūsų širdise būtų ir kitais metais. Ir kviečiu savanoriauti ir ateiti čia, nes čia tikrai, žinokit, yra labai gerai. Čia yra labai gerai. Drąsos, ne? Janina. Aš tai, žinokit, palinkėčiau džiaugsmo visiems, tiesiog džiaugsmo, o džiaugsmą atneša mūsų bendrystė ir pradėti nuo savo šeimos, pradėti nuo atleidimo, kuris, kai atleidėte, irgi atneša labai daug džiaugsmo, mylėti savo artimus žmonės tikrai ir neteisti jų, net jeigu jie yra, mums atrodo, kad jie gal neverti ir ne mūsų atleidimo, bet tikrai atleisti, tai labai mūsų mintis nukreipia, tada mūsų mintis atpalaiduoja, suteikia džiaugsmo ir kai tu neskiri laiko kažkokiem gailėjimams arba smerkimui kitų žmonių, tavo galvoje ir širdie atsiranda tiek daug vietų. Taip, tas, kaip tu sakė, atsiranda vietos galvoje, tai tavo tokia viena mintis buvo išsakyta, kad yra labai svarbu žaisti, kai vaikai, jie tiek turi vietos savo širdį ir savo galvoje, jie kūrė vietą, jie žaidžia žaidimus ir iš to kiek džiaugsmo. Tai toks yra filosofas, toks Joseph Pieper, yra katalikų filosofas, jis yra pasakęs tokią mintį, kad mūsų laisvalaikis yra visos kultūros pagrindas. Tai yra tas žaidimas, taip kaip tu leidi laisvalaikį, ar ne? Tai stato visą kultūrą, visuomenės pasaulio, o mes savo laisvalaikį galime ateiti ir pasavanoriauti. Kokia graži mintis, net nebūčiau pagalvojus, bet tikrai laisvalaikis yra laisvalaikis per žaidimą. Taip, bendravimas tai irgi gali būti žaidimas, gal mūsų bendravimas. Galima pavadinti žaidimu. Taip, ir netgi šiandien dar ne. Mes čia gražiai praleidom laisvalaikį, žaidėm tam bendrystės džiaugsmo tokiam, netoks kaip kamuoliuką mėtam, ne? Vakaris dar ir krepšininkas priedo, tai jis jau žino, ką reiškia žaisti. Tai labai ačiū Jums už pokalbį, tikrai buvo labai smagu, labai gyva, miela, iš tikrųjų be galo džiaugsminga taip ir pripildantis ir mus čia vieni kitus ir operatorių, tikime, jis dirba, bet gal ir klauso, irgi savanoris operatorius ir visus mūsų žiūrovus ir klausytojus. Mes buvom šiandieną Vilties miesto studijoje, susitikimų ir viltingų pokalbių cikle Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika. Šį projektą kuria Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio Vilties miestas komanda. Rimantas Navickas, įrašų ir transliacijų režisierius bei redaktorė Goda Povilaitytė. Projekto partnerė Vilties miesto Radio Gama.
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Šiandieną kalbėjomės su Janina, Dalia ir Vakariu. Labai ačiū už susitikimą. Iki kitos pasimatymo. Dėkui. Iki. Viltis stipresnė.